Įsidarbinti yra problema Lietuvoje. Didelė, maža, didesnė negu vyresniam. Sunkiau? Didesnė, todėl kad patirties reikalauja. Ir kas baigia mokslus, tai turėti biržą. Todėl kad pasiūlymų nemažai. O, pavyzdžiui, iš tavo draugų pažįstamų daug? Daug susirado, ar daugiau nesusirado? Užsienį tai susirado visi, o Lietuvoje beveik nieks nelikė. Nieks nelikė Lietuvoje, tai čia iš... Yra keli draugai, kurie likė Lietuvoje, daug kas nedirba mokosi dieniniam, o kas dirba, tai susirado sunkiai. Aišku, tai maždaug procentaliai kiek čia būtų išvažiavimų. Čia grupiai, grubiai. Bus daugiau negu 2/3. Čia, pavyzdžiui, yra kažkokios tai jaunimo rėmimo programos, ar tokios egzistuoja, žinai, ten remia tam valstybės, pavyzdžiui, jeigu vienai. Aišku. Tai, ką čia dar? O manytum, kad reikėtų remti, pavyzdžiui, jaunus? Kažkokie skirtumai turėtų būti specifiniai. Būtina remti. Jaunimo darbas Lietuvoje yra tragiškas, nes daugumą darbdavių nenori priimti jaunimo, nes jie nėra baigę mokslų tinkamo ir neturi tos patirties. Bet iš tikrųjų, tai pagalvojus, iš kur tos patirties jaunimui gauti, netgi tą diplomą turint rankose, jeigu jų nepriima į darbą. Pavyzdžiui, aš dirbu antrą vasarą jau tik dėl to, kad mama dirba kavinėse ir per pažįstamus ten įdarbina. Draugė taip pat dirba šiais metais pajūryje įsidarbino, nes ten jos draugė jau ne pirmus metus dirba kavinėje, turi pažinčių ir ją priėmė ten, nes iš tikrųjų kitaip tai ten didelis konkursas ir nelabai realu papult. Ir šiaip Lietuvoje darbą jaunimui daug lengviau susirasti, jeigu kažkur turi pažįstamų. Netgi tas diplomas ne visada padeda įsidarbinti kur nors, nes patirties neturima. Mano sesuo dabar baigė mokyklą, apie 100 dvyliktokų ir visi 100 išvažiuoja į užsienį. Bet čia tai trumpam, ar šiaip ilgam? Ta prasme, ne vasarai. Ne, Visas 100. Bet čia Vilniui, čia kur? Krepanį. Krepanį. Niekas. Bet aš manau, kad dauguma jau. Ne, tai aišku. Tai tarkim, nes tėvai neturi pinigų mokslams. Žiauru, ne? Žiauru. Darbą rasti jaunam žmogui yra labai sunku, net jeigu jis turi gerą išsilavinimą, baigė gerą universitetą, turi gerą diplomą, turėjo gerus pažymius, labai stengiasi ir turi labai daug entuziazmo, noro dirbti savo darbą pagal diplomą, nes darbdaviai dažniausiai reikalauja patirties, kurios jaunas žmogus baigęs universitetą tiesiog logiškai pagalvojęs, iš kur jis jos galėtų turėti, nes visą tą laiką jis išeikvojo tam, kad gauti tą diplomą, kad gauti kažkokią specialybę, profesiją, o į tai niekas neatsižvelgia. Ir tiesiog toks jaunas žmogus turi keliauti darbo biržą su to diplomu, ten nieko gero jam nepasiūlo, ypač jeigu pagal jo specialybę. Ir dažniausiai tokie žmonės emigruoja į užsienį, ten dirba, dažnai tas darbas būna juodas, už juodus pinigus, bet jiems toks darbas yra geresnis, negu sėdėti čia Lietuvoje kažko laukti, o čia, kaip visi mato, nieko gero nesulauksi. Ir aš, pavyzdžiui, vasarą ieškojau darbo, tiesiog vasaros sezonoje, tai visur reikalauju patirties, reikalauju, kad būtum apmokytas, o darbdavys tingi ir nenori naujo žmogaus apmokyti, nes tam reikia laiko, dažnai reikia pinigų, tiesiog nepriima jauno žmogaus be patirties į darbą, o priima kažkokį senesnį žmogų, kuris tą darbą moka, bet gali taip gerai nedirbti, kaip galėtų dirbti tas jaunas žmogus. Ir aš, pavyzdžiui, po metų baigsiu studijas, tai aš nežinau, ką aš veiksiu su savo diplomu. Tikiuosi, kad susirasiu kažkokį darbą įdomų,
nors kad kažkiek atitiktų mano diplomą, kad tą, ką aš išeikvojau savo mokslams, neliktų užmiršta, kad mano studijos ateityje kažkaip atitiktų mano būsimą darbą.